Sveiki visi, su jumis sveikinasi Joris ir Matas. Taigi, pirmas dalykas, kurį mes norime pasakyti, kad šio video kokybė turėtų būti geresnė nei įprastai, tai yra todėl, kad mes turime naują kamerą, tai pasakykit, ką manot apie ją, jeigu mes dar padarysim kokių nors klaidų filmuodami, tikrai nesupykit, pirmą kartą ją išbandom. Taigi, šiandien mūsų bildo tema yra toks kompiuteris, kurį susirinkti gali kiekvienas iš jūsų. Kartais mes gauname iš žmonių klausimus, iš kur jūs randate tokių dylų, kodėl pas jūs kainos gali būti tokios žemos. Taigi šiandien mes jums parodysime bildą, kuriame beveik visos dalys bus naujos, visas galima užsisakyti, nusipirkti, išskyrus vaizdo plokštę, bet apie tai vėliau. Dabar mes jums viską papasakosim. Taigi, mūsų naudojama motininė neturi pavadinimo. Jie yra X79 chipseto motininė, LJ1356 soketo. Tai jinai turi 2 RAM slotus, palaiko ECC serverinius RAMus, nes tai yra serverinis chipsetas, ir DDR3 RAMas. Tai jos 24 pinų maitinimas yra žiauriai blogoj vietoj, tikriausiai dabar matote, kokioj blogoj vietoj jis yra. Ši motininė palaiko Sandy Bridge ir Ivy Bridge procesorius. Mums motininė kainavo 47 eurus, bet dabar yra dar geresnis variantas, mes jį paliksime aprašyme. Tai nepirkit tos motinės, kurią mes pirkom, pirkit kitą. Dar norėčiau pristatyti kelis privalumus, kuriuos turi motininė, kurią mes jums rekomenduotume nusipirkti. Pirmasis privalumas yra USB 3 jungtis front paneliui. Mūsų turima motininė neturėjo USB 3 jungties front paneliui, todėl mums reikėjo naudoti adapterį, kad galėtume prijungti korpuso USB 3 portus. Tai yra smulkus dalykas, tačiau USB portus korpuso priekyje tikrai reikia turėti. Antras šitos motininės privalumas yra 24 pinų jungties padėtis. Kaip ir mes sakėme, toj motininiai, kurią mes turime, 24 pinų jungtis yra tragiškoje vietoje. Tačiau šitoje, kurią mes jums dabar rekomenduojame pirkti, viskas yra gerai. Labai paprastas priėjimas ir lengva cable managing. Taip pat ši motininė turi USB 3 jungtis motininės galinėje dalyje, ko mūsų turima motininė neturi. Ji turi tik USB 2.0 jungtis. Taip pat dar šitoje motininėje atsiranda M.2 slotas, kas galbūt kažkam bus aktualu, bei šita motininė atrodo estetiškai gražiau. Toliau Intel Xeon E5-2420V2 procesorius, jis turi 6 branduolius, 12 threadų. Jis yra serverinis procesorius, todėl jo taktinis dažnis pakankamai žemas, boostinasi tik iki 2,7 GHz. Jisai nenaudoja daug elektros, jo TDP yra pakankamai mažas ir mes jį pirkom tik už 22 eurus, tai tikrai labai gera kaina procesoriui. Naudosime 16 GB DDR3 atminties, 2 stikai, nes tik 2 vietos motininė yra. Ir jie yra low profile, mes apie juos, tiksliau Joris apie juos darė apžvalgą, tai paliksim linką aprašyme, jeigu norit pamatyti, arba kortelę viršui. Jie mums kainavo 46 eurus už 16 GB RAM, tikrai gera kaina. Ir mes taip pat ant RAM uždėsime heatsinkus, jie labai kietai atrodys. Tai tie heatsinkai mums kainavo 2 eurus, tai tikrai galima tiek išleisti ant biškį grožio. Mes taip pat nusipirkome procesoriaus aušintuvą iš AliExpreso, jis irgi neturi pavadinimo kaip daugelis dalių iš šito bildo, bet jis kainavo tik tais 11 eurų. Šitas aušintuvas turi kažkokį tai RGB apšvietimą, jis aišku nebus tas tikrasis RGB, bet pažiūrėsime ir išbandysime jį, kas ten gero. Aušintuvas yra 4 heatpipų, tai to turėtų pilnai užtekti mūsų procesoriui. Ir kaip mes sakėm, jis neišskiria daug šilumos. SSD. Dabar mes manome, kad į kiekvieną bildą tai yra privalomas dalykas. Kad ir tiesiog 120 GB SSD nusipirkti už palyginus žemą kainą tikrai nėra brangu. Mes į šitą bildą nupirkome už 15 eurų 120 GB SSD naudotą, šiaip nauji už 18 eurų, tai negalim pasakyti, kad mes čia suradom dylą, tai tiesiog galit pripliusuoti 18 eurų prie šito bildo kainos, bet jie yra pakankamai pigus ir paspartins jūsų kompiuterį tikrai. Tai šitam bildui HDD mes dėja neturime,
Bet, manau, jeigu kas nors upgrade'inasi savo kompiuterį iš senesnio, jeigu tikrai turite kokį nors užsilikusį kietą diską, tai tiesiog galėsite persikelti į naująjį kompiuterį. Bet šiaip tiesiog, jeigu norite nusipirkti HDD 40 eurų už 1 terabaitą, Western Digital Blue, ten Seagate ar kažką tokio, tikrai galima susirasti naują. Bet mes nieko neturime, tad naudosime savo SSD, iš kurio loadinsim visus žaidimus benchmarkams. Mes naudosime Silentium PC Vero L2 bronze maitinimo bloką, jis yra 500 W, to mums tikrai užteks ir geras dalykas, kad jis yra 80 plus bronze, tai jisai efektyvus maitinimo blokas ir tikrai kokybiškas turėtų būti. Jis turi 2 6+2 pin jungtis, mes tikrai galėsim tą panaudoti mūsų vaizdo plokštėje, jinai naudoja daug galios, tai tikrai reikia mums gero maitinimo bloko ir šiam buildui tai turėtų būti pats tas. Toks maitinimo blokas kainuoja apie 42 eurus. Ir mes jau esame kažkada kalbėję apie naudotų maitinimo blokų pirkimą. Tai yra pakankamai pavojingas dalykas, nes maitinimo blokai būna be garantijos ir nežinia, kas buvo su jais daryta. Tad mes rekomenduojame tiesiog nusipirkti naują maitinimo bloką, bent jau šitam buildui. Na ir savo tolimesniems buildams. Taip. Ir dar norėčiau paminėti, kad šis maitinimo blokas turi 3 metų gamintojo garantiją, tai tikrai bent 3 metus jums veiks jisai ir dar turėtų ir į ateitį. Puiku. Korpusas taipogi Silentium PC Signum SG1X TG RGB. Kaip supratote tikriausiai iš pavadinimo, jis turi stiklinį langelį šone ir RGB fanus. Iš viso net 4 juos. Šis korpusas tikrai nemažas, jis palaiko net iki 360 mm radiatorius korpuso priekyje ir iki 240 mm radiatorius viršuje. Galite įgrūsti į nemažai ventiliatorių, tai geras korpusas aušinimui. Taip pat prie šio korpuso pridėtas fan hubas, kurį, jeigu jūsų motininė turi RGB headerį, galima prijungti į motininę ir kontroliuoti taip fanus visus. Fanų efektus. Mūsų neturi, tai mes kitaip prijungsime. Ir tai tikrai neblogas korpusas. Na, tokiam kompiuteriui iš tokių nebrangių dalių tikrai galima kažką pigesnio rasti. Jeigu statote kokį nors daug geresnį kompiuterį iš naujų dalių, tai šis korpusas tikrai geras yra. Už 60 eurų. Taigi norime padėkoti Silentium PC, kad atsiuntė šitas dalis mums. Mes tikrai jiems liekame dėkingi, kad prisidėjo prie šito mūsų buildą. Na ir dabar paskutinis šio kompiuterio komponentas, tai vaizdo plokštė. Tai yra vienintelis nenaujas komponentas šitame builde, nes naujų vaizdo plokščių mes tiesiog nesiryžtame pirkti, nes jos yra pakankamai brangios, o manau į tokį buildą įtalpinti bet kokią vaizdo plokštę iki 100 eurų naudota tiesiog būtų puiku. Tai mes su Matu suradome Sapphire Nitro Plus RX 570 4 GB vaizdo plokštę. Tai yra labai gera vaizdo plokštė tinkanti Full HD rezoliucijai visiems žaidimams. Jeigu palyginus, tai pavyzdžiui yra galingesnė už GTX 960, bet silpnesnė už GTX 1060. Kažkur tame tarpe. Taip pat šitame modelyje yra labai geras aušintuvas. Labai tylus, gražiai atrodantis, turi net RGB, todėl puikiai tik šitam mūsų buildui. Visus RGB efektus galima keisti programiškai. Tai kaip ir Matas minėjo anksčiau, mūsų vaizdo plokštė reikalauja daug maitinimo, tai jai reikia 1.8 ir 1.6 pinų laido. Mūsų maitinimo blokas tikrai juos abu turi, todėl mums šitoje vietoje nekilo jokių problemų, bet tik tais jūs pasižiūrėkite, kad kai perkate viską, kad užtektų galios, pavyzdžiui, maitinimo bloko vaizdo plokštė. Tai va, tai kaip ir minėjome, tiktų bet kokia vaizdo plokštė iki 100 eurų. Ten tarkim GTX 970, GTX 1060, RX 580, 570, na kažkas tokio. Iki 100 eurų. Manau ir procesorius tikrai nebaltulnekins. Na tai ką, išvardinam visas dalis, papasakojom šiek tiek apie metas statyti kompiuterį. Ir pažiūrėsim, ar gerai jis performance, nes turėtų ne tik gerai performance, bet ir gerai atrodyti.
tai čia dabar yra prijungti visi ventiliatoriai čia jų pats power, o čia jų RGB eina. Ir iš viso šito hubo išeina toksai dalykas, tai PWM headeris į motininę ir RGB headeris irgi į motininę. Arba, jeigu jūsų motininė neturi RGB headerio, jie prideda šitą dalyką, kuris jungiasi taip. Taip. Ir tada iš jo išeina vienas laidas SATA. Tai čia tik tai galiai, o kitas laidas yra laidas, kur reset switch'as jungiasi į jį ir tada su reset switch'u galima kaitaliot spalvas. Taip, kur reset switch. Ir labai paprastai išeitis, nes kitaip tai... Taip, nes senesnis motininės neturi RGB headerio. Šitą 24 pino guma uždėta, kad nesimatytų laidų. Kietai. Šiaip gerai atrodys maitinimo blokas dėl to, kad Silentium PC logotipas, kuris yra štai čia, jis įsidės gražiai ir nebus jokių lipdukų, jokių baltų lipdukų, viskas labai taip minimalistiškai susižiūrėta. Ir laidai visiškai juodi, nėra jokių kečupo ir garstyčių laidų. Taip, ir kaip ir sakėm, už 40 eurų 500 W 80 Plus bronze. Ne modulinis dėja, bet jie turi ir modulinių. Tai va, minusas nemodulinio maitinimo bloko, kad yra krūva laidų. Ir dar vienas minusas, kad mūsų motininės 24 pinas, kaip ir sakėm, yra, prastesnės vietos, negalėjau sugalvoti. Čia pati prašiausia vieta. Aš net nežinau, kur blogiau galėtų būti tai. Blogiausia vieta. Tai Matas dabar turi mintį prarautint ir 8 piną, ir 24 piną per šitą skylę. Per 8 pinų skirtą skylę. Taip. Tas dalykas, kad 24 pino buvo laidas. Dažniausiai maitinimo blokuose būna į vieną sujungtas šitas. Surištas, man atrodo, tiesiog. Jo, o dabar čia tiesiog. Na, nelabai gal taip fainai. Atrodo, kad daugiau laidų tiesiog yra pačiam kompe. Nes kai tiek nusiima, tai nebedaug lieka. Jo, bet tai galima patiems surišti. Prideda zip-tie. Gerai. Man atrodo, surišti. Man įdomu, ar man iš viso. Ne, nepavyks. GG. Mes šitą 24 piną po motininę pakišim ir jisai išlys tenai. Kadangi laidai ploni ir jie į vieną nesurišti, tai galėsim tai padaryti. Ir turėtų gal neblogai atrodyti. Tai dėja, mums nepavyko padaryti taip, kaip norėjom. Gražiai prarautint nepavyks, bet yra kitas būdas, netoks gražus, bet bent jau veiks. Ne tai kaip mes tada darėm, nes mums tiesiog per daug prikelia motininę ir jį linksta. Ir mes negalim jos užspausti. Tai man tik uždarinėjai side panelį, papasakok, ar sunku buvo šitam korpuse dirbti? Jeigu nebūtų mūsų motininė labai lėva, tai būtų žiauriai lengva, nes vietos daug, skylių irgi nemažai. Geras korpusas. Tik tais jo, kaip mes sakėm, yra kita motininė, kurią mes jum rekomenduojam užsakyti. Jinai turi ir USB 3 jungti, ko neturi šita motininė. Tai mums teko su adapteriu, kur tas adapteris kažkur tarp laidų. Kažkur adapteris tarp laidų. Čia dar mes įgrūdome SSD su žaidimais. Tai vienu žodžiu, rekomenduojam pirkti tą kitą. O kaina, man atrodo, net mažesnė yra tos, kurios mes įdėjom nuorodą. Na tai Matai, ar pavyko? Sakyčiau, visai neblogai pavyko, tik tai
mūsų motininė šitą dalyką padarė, tai labai negerai. Ir kadangi maža motininė, tai GPU aukštai yra, todėl ir šitas laidas nelabai gražus, bet visai tikrai neblogai pavyko. Reikia pabandyti įjungti ir pažiūrėti, ar veikia iš viso. Nu, matai. Pala. Va. Ok, nu. GG. Negerai sujungtas front panelio jungtis. Bet nieko, veiks. Bet turėtų... Dabar veiks. Dabar veiks? Dabar veiks. Oi, veikia. Wow, kur šitie ventiliatoriai gražus. Šitie. Pala, jisai tiesiog skirtingų spalvų. Šitas. Neįsivaizduoju. Bet damn. Ar tu kiek teliuoji dabar kažką? Oi, geras. Čia. Jo, tai čia kaip ir Matas sakė, su reset switchu padaryta, kad būtų valdoma RGB. Nu, aišku, reset switchas tai neveikia. Bet galima tiesiog palaikyti. Iš priekio žiauriai gerai atrodo. Wow. Tik tais labai daug vargom su šitu kompiuteriu. Tikrai netiek darbo jis yra vertas. Dabar norėčiau pakomentuoti Cinebench rezultatus. Taigi, kaip matote, taškų surinko šitas procesorius tikrai nemažai. Ir man kilo klausimas, kodėlgi taip yra. Šiaip nustatyti tokį dalyką yra pakankamai sunku, tačiau atsidaręs hardware monitor aš pamačiau, kad motininės plokštės sensorių rodmenys yra labai aukšti, tai yra temperatūros virš 100 laipsnių. Aš spėju, kad dėl to procesorius ir neišnaudojo viso savo resurso. Clock speedas nebuvo pakilęs iki aukščiausio turbo lygio ir pagal surinktus taškus netgi nusileido laptopiniams 4 kartos i7. Tačiau naudojantis kompiuteriu paprastai jokių problemų nėra, gaminant benchmarkai tikrai yra geri, negalime skųstis, FPS surenka tikrai nemažai šitas kompiuteris, bent jau pakankamai už tokią kainą. O dėl šito temperatūrų dalyko reiktų šiaip daugiau pasižiūrėti, pasidomėti. Būtų gerai turėti specialų temperatūros matuoklį, kad būtų galima išmatuoti VRM temperatūras ant motininės plokštės ir taip toliau, bet kadangi mes to neturime, paliekame taip, kaip yra. Manau, kad šitie temperatūros rodmenys yra tiesiog bugas, tai galima sutvarkyti programiškai, tačiau mes to padaryti nesugebėtume. Taigi ištestavome kompiuterį, jo performances, galima sakyti, tikrai nėra geriausias lyginant su kitais mūsų buildais, bet kaip ir sakėme, per kitus buildus mes ieškome tiesiog gerų kainų.
Čia viską galima nusipirkti, beveik visos dalys yra naujos, išskyrus vaizdo plokštę. Tai mūsų kompiuteris kainavo 300 eurų kažkur plius minus. Ši kaina gali labai skirtis jums perkant, nes vis tiek ir dalių kainos skiriasi, net ir naujas perkant. Taip pat vaizdo plokštę galit kitokią pirkti, nei mes pirkome. Kaip jau sakėme, galima iš kelių variantų rinktis. Taip pat, jeigu norite dar šiek tiek sutaupyti, galite pirkti kitokį keisą. Mūsų keisas tikrai nėra pigus, bet jisai geras yra. Ir jeigu statote kitokį kompiuterį, kokį nors daug geresnį, šis keisas tikrai geras. Tačiau tokiam kompiuteriui galima ir pigesnį rasti. Tai dar kartą dėkojam Silentium PC už tai, kad atsiuntė mum išbandyti savo produktų. Korpusas mums tikrai patiko, maitinimo blokas geras, veikia, nežinau, viskas okei. Po kelių metų pamatysim, ar jis vis dar veiks. Na, aišku, ne mes, gal kitas naudotojas. Tikimės, kad buvo smagu žiūrėti. Su jumis buvo Joris ir Matas ir iki pasimatymo kitose video.